Sveiki, šiandien 2026 metų vasario 14 diena, šeštadienis, Šilutėje prie Ledo arenos vyks Morės reivas, arba kitaip sakant užgavėnių šventė, į kurią mes dabar ir keliaujame. Oras yra saulėtas, temperatūra 7 laipsniai šalčio, bet juntamoji yra apie 12 rašo, nes kadangi yra vėjelis toks žvarbokas. Sniego yra tuneliai. Pernai buvo jau beveik žalia žolytė, o šiemet tai yra kažkokia anomalija. O kažkas ledo eketės įkirtas. Lenda po ledu. Ruonis. Taip. Šyša užšalusi. Nėra jokių antyčių. Va kiek sniegučio. Tuneliai. Kalnai, va čia toj vietoj vyks šita šventė. Ten jau matosi ir Morė raudonai aprengta. Jaučiasi dūmų kvapas. Kažką gamina. A jums gitana reikia lašinio? Kažką jau ima, kažką valgo, kažką geria. Ir vėl katyčiai. Jūsų nacionalinė vėliava. Jo, kokie pavadinim? Ačiū, ačiū. Šiek tiek katyčiai. Katyčiai, aš visada gerbiu katyčius, nes mano kraujas iš ten irgi. Galima blyną įdėti? Barščių virimo čempionas. O blynus kep. Šiaip ir blynų. Ką? Va kokių. Op. Uogienė. Visur vieni va. Daugiau česnakų, daugiau mėsos. Susirinko iškart ir vaišintis. Taip, gerbiamas seniūnė, jau tarkite žodį išganinga. Ką jau čia verdat ir ką čia darot, matau tokie kukuliukais. Tai kokia čia bendruomenė tą šiupinį gamina. Tai jau sakykit garsiai. Šilutės krašto ūkininkų, kiek tų ūkininkų čia subėgo? Bet žiūriu, kad čia moteris ūkininkės. Gražiai. Ai, ūkininkai. Taip, vyrai verda, moteris dalina. Čirvinius blynus, mėlėjai, jau gali taip vaišintis prie Šilutės krašto ūkininkų. Taip vaišina, kad nesušaltumėt. Čia skanelis vienas tuščias matau. Čia kad pavalgyti. Taip. Ir matau, mėlėjai, ten yra toliau jau virtuvė visa, kur visi ten visą tą šiupininę gamina. Kur saugai. Vėliau einam. Tikiuosi. Triubelė trauks. Lašininė! O, pakalė. Jau iš karto. Ir
arenoje pasislėpęs, užsibarikadavęs, kokioj amžinoj pily Kanapinis. Kai pasakiau Kanapinis, tai vyrai šaukt pradėjo. Įdomu, kodėl. Noriu paklausti, ar jau matėte Morę? Matė, matau. Ir tu matė, gerai. O jums neužkliuvo, kad... Taigi, nors iš tikrųjų, šiandien Valentino diena, mes jūs visus bet žinot, turbūt geriausia meilė kartu eina. Per skrandį, ir kai skrandas pilnas, reikės... O gerai, pakartokim dar būtent. Ar tikrai pasiruošę? Puikiai. Šilutė atsigavo. Ne, tai aišku, kur tu šauksi, kai tau burnoj šiupinynės ir, kaip sakoma, blynas. Nu, negi pašauks, ar ne, Kanapinio? Taigi, mėlyje, nuo ko pradedam? Ar nuo Kanapinio, ar nuo lašininio? Nuo Kanapinio. Nu, va, pasakė jaunas žmogus, tai mes į jį atsiliepiame, nes vyresniai, kaip sakoma, snaudžia, auga ir, kaip sakoma, praleido tą progą už lašinį. Droną paleido kažkas. Kas leido droną paleisti už žmonių? Dieną, paėd. Ačiū. Kas balsuojate už lašinį ir gražią šeimą? Aš įsivaizduoju, kad žmonės nelabai supranta. Kažkaip nedaina. Mažų gal kokių kitų kūrinių viskas darys ir susitvarkys. Ir draugiai dar. Geriausia, tą, kur mes su tavim derinom, tikrai labai gerai. Važiuojam. Žaros šilkinės juose rankas, jos lyg klajūnės naktį atves vėliai man taip stotos. Tavo dainos, gal jas sparnai. Wow, nu lašininis čia jau taikė mėlėjų širdis, jau ne ta ledinis, ne tas ledinis kūrinys, o jau su savais spinduliais, ne? Nu šilito, lašininis, nu šilito. Na žiūrėsim, nes... Gerai, dar kartelį pakartojam, kas už Kanapinį? O, nu, va dabar tai jau suprantu, va čia tai... Nepyk, sorry, kad aš prie tavęs stoviu ir ant tavęs važiuoju. Nu, toks tavo likimas. Taigi, o kas už lašininį?
Ta prasme nesupratau. Ne, bet jūs kokie išdavikai. Ant akių. Čia rėkia už kanapinį, kai... A tu matai kanapinį, kas vyksta? Aš buvau naivus, negriuvo kol dangus, galvojau, o tu palikai stovintį bare, vienas su taure. Vis bandžiau, kad šios žodžius praeit. Nepavyko nieko pasakyti. Kaip aš pamilau, širdį man išpjovė, išmetė į lauką. Išmetė į lauką. Ką aš bedaryčiau, kelio numatau, skambinau bažnyčiai, sako tu gyveni toliau. Palik santūrumą savo, tą rašiningą santūrumą. Kanapinis toks nusitraukęs ir vaikšto, braškas su žmogui. Pažiūrėk, šiandien plaukas leidžiasi, kaip atrodo. Kai sėdžiu vienas, aš ir būna man liūdna. Vartau vaikystės skaitytas knygas. Dar greičiau dienos, kai sėdu su savo draugais. Pažiūrėk, vega žmonės savas. Mes uždegsime morę. Bet prieš uždegant tėvelį prašyčiau, kad vaikučius paimtumėt nuo kalniuko, nes ten bus liepsna, tam, kad būtų viskas Ar tikrai saugiai. degins? Vaikučiai lipame nuo kalno, nes dabar degsime morę. Nu, aišku. Vaikeli, lip nuo kalno nesudegsi. Na ką, mielieji, jūsų aplankmentam netylant, šūksniams taipogi netylant. Kanapinį, sudegink morę ir degu, žiema išsisklaido. O mes visi choru, žiema, žiema, bėk iš kiemo. 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 Aplankmentai, mielieji, Julianas morė, oi žiema išėjo, kad užsikūrė. Zuikį pagavo, sakau, pavasaris atėjo. Zuikį pagavo. Oi, kaip šilta. Šita liepsna labai jauna. Labai jauna. Nebei niekur. Kaip greitai jinai čia viens ir Ar šiaip papūti? Su dviračiu važiuota, ne vaikai? Pavasaris ateis. Kanapėliai smagumu, iš tikrųjų matyti šlakančius, jūsų spindinčias akis. Ir iš tikrųjų linkiu, kad ateinantis pavasaris jums atneštų į širdį viską to, ko jūs trokštate. Ir dar kartelį mėlyje šiukštais padėkokime visoms bendruomenėms už superinį, šiupininį ir supę. Paplojam šiukštais, valiau! Ir blynai, čirviniai blynai, nes visgi Valentino diena, mėlyje. Švęskime ir žinokime, mėlyje, kad